Sveiki, krepšinio gerbėjai, su komentatorius Vaidas Čeponis. Neseniai praūžė Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvertas. Ir čia prašoviau pro šalį pusfinalyje. Panevėžio 7bet Lietkabelis nukalė Vilniaus Rytą, nors vilniečiai pagal daugelio specialistų prognozes buvo favoritai. Kai vienas mačas visada iš dalies yra loterija. Bet esu jaunas, manau, dar tikrai pasitaisysiu ir paprognozuosiu, tikiuosi tiksliau. Nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalo, o šią savaitę nebus nei Lietuvos krepšinio lygos, nei Eurolygos, visas dėmesys rinktinių kovoms. Kągi, prasidės 2025 metų Europos čempionato atrankos mūšiai. Ir vasario 22 dieną visi nekantriai lauksime Lietuvos ir Lenkijos rinktinių dvikovos. Spėju, kad lietuviams nebus lengva. Lenkai pastaruoju metu yra gana stiprus Europos krepšinio vidutiniokai. Mes irgi nebesam pačiame elite. Lenkijos krepšinio lygis tikrai pakilo ir Lenkai iškovojo bilietą į olimpinį atrankos turnyrą, kur žais Ispanijoje ir sieks kelialapio į olimpiadą. O tame atrankos turnyre į olimpinę atranką Lenkai laimėjo visas 5 rungtynes, įveikė ir bosnius, estus, vengrus, iškovojo 5 pergalės, nepatyrė nei vieno pralaimėjimo. Lenkai turi 2 pavojingus lyderius, tai yra Aleksandrą Balcerovskį iš Atėnų Panathinaikos ir Matiušą Ponitką iš Belgrado Partizano. Jie Eurolygoje šį sezoną žaidžia mažai, tačiau tai labai aukšto lygio pavojingi krepšininkai. Balcerovskio ūgis net 2,16 m. Kadangi mes neturėsime Laurino Biručio, tikrai gali iškilti problemų stabdant šį aukštą centrą, nes mūsų vidurio puolėjai Maldūnas, Gebenas, Blaževičius nusileidžia ūgiu būtent šiam centrui. Kita vertus, kiti Lenkijos rinktinės žaidėjai nėra aukšti, priekinėje linijoje trūksta jėgos, trūksta ūgio, taigi reikėtų šį faktą išnaudoti. Labai gaila, kad dėl traumos nebus Dovydo Giedraičio, kuris yra labai tvirtas ramstis gynyboje ir puolime jau duoda naudos. Iš kitos pusės turėsime ir būrį jau Eurolygos žaidėjų, tai Giedraitį, Ulanovą, Lekavičių, Dimšą. Taigi tikrai manau, kad Lietuvos rinktinė savo žiūrovų akivaizdoje turėtų veikti Lenkijos komanda. Lengva nebus, mūsų silpnoji gal šiek tiek vieta yra ir įžaidėjų grandis, kur negalės žaisti dėl traumos ir Kariniauskas, jį pavaduos Žemaitis, o kitas įžaidėjas Lukas Lekavičius. Taigi mano nuomonė, lietuviai iškovos pergalę, bet ją pasieks labai sunkiai, maždaug 6-7 taškų skirtumų. Ta pačia diena, tai yra ketvirtadienį, intriguojantis 25 metų Europos čempionato atrankos mačas vyks Italijoje, kur italai priims Turkijos nacionalinę komandą. Irgi abiejose ekipose žais būrys Eurolygos žaidėjų. Šį kartą FIBA su Eurolyga susitarė, kad ir Eurolygos krepšininkai turės galimybę padėti savo rinktinėms. Dėl to manau, kad italai turės pranašumą, kur bus, tarkim, tokie krepšininkai kaip Nikolo Meli, Akilė Polonara, 2 super talentai, rungtyniaujantis Berlyno Alboje, Spanjolo ir Procida, bus Ryči, Pajola, dar būrys aukšto lygio žaidėjų. Ir manau, kad emocingas italų rinktinės strategas Gianmarco Poceko tikrai įkvėps gyvybę savo žaidėjams, varžovas tikrai principinis. Iki šiol nežinia, tarkim, ar žais Šeinas Larkinas, Anadolo Efes lyderis, turintis Turkijos pilietybę. Jeigu jis nežais, Turkijos komanda popierėje atrodo silpnesnė, aišku, galima išskirti Sertačą Šanly, vidurio puolėją, galinti pasiūlyti ir tritaškį išplėsti aikštę.
Biberovičių, Sipahi, Mahmutoglu yra geras snaiperis. Vis dėlto mano nuomonė, italai namie laimės dviženklę persvarą 10-12 taškų skirtumų. Vasario 26 Lietuvos rinktinės krepšininkų laukia dar vienas nelengvas išbandymas. Akistata svečiuose su Estijos rinktine, kurios lygis panašiai kaip Lenkijos nacionalinės komandos tikrai yra pakilęs per pastarosius 5-7 metus. Estai ir Lenkai tikrai stiprus yra Europos krepšinio vidutiniokai, kurie gali įkasti ir potencialiai stipresnėms komandoms. Na ir Estai tose rungtynėse, tikrai manau, gali turėti vieną pranašumą, tai yra vidurio puolėja. Jo pozicija Maikas Kocaras yra labai aukšto lygio centras, vilkintis Vitorijos Baskonijos aprangą, rungtyniaujantis Eurolygoje. Ir fiziškai yra labai stiprus, labai efektyviai išnaudoja savo kūną, o kaip žinia, tarp mūsų vidurio puolėjų nebus Laurino Biručio. Aš manau, kad kiti mūsų centrai ir Maldūnas, Blaževičius, Gebenas ir fizinė jėga ir meistriškumu nusileidžia Maikui Kocarui, ko gero reikės dvigubinti gynybą ir tada gal atsivers kažkiek laisvės estams ties perimetru ir tokiu būdu daug kas priklausys, kaip tada aikštės šeimininkai pataikys iš 3 taškų zonos. Estai turi ne tik Kocarą, turi Kristianą Kulamę, puikų metiką, prisimename iš Panevėžio 7bet Lietkabelio laikų, jis dabar žaidžia Bilbao klube, stipriausia Europos Ispanijos krepšinio lygoje, atvyks ir pavojingas puolėjas Simas Anderis Vene. Kiti Estai rungtinė, tik dalis žaidžia Estijos lygoje, 2 yra iš Italijos elitinės lygos, yra iš Vokietijos aukščiausiojo diviziono. Aš manau, kad bus labai tikrai nelengva lietuviams, reikės ir išspręsti galvosūkį, kaip uždaryti Kocarą ir tuo pačiu neleisti mesti tritaškių jų antrosios linijos žaidėjams, nes Estijos komanda turi ir pakankamai aukšto lygio metikų. Spėju, kad lietuvių pergalė bus po labai atkaklios kovos, maždaug 8, 9 ar 10 taškų skirtumų. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Palaikykite Lietuvos rinktinę, labai svarbus mačai, lietuviams reikia, aišku, žūtbūt patekti į Europos čempionatą. Manau, kad Lenkai ir Estai gali būti kieti riešutėliai lietuviams. Taigi susitikime arenose arba prie televizorių ekranų. Iki.